Druskininkuose vykstantis nusipelniusio trenerio Algio Gedmino vardo tarptautinis moterų krepšinio turnyras nesėkmingai klostosi vieninteliai Lietuvą atstovaujančiai Kauno Laisvės ekipai. Pirmoje turnyro kovoje Laisvė net 39 taškų skirtumų sutriuškino Vologdos komandą iš Rusijos. Antrose rungtynėse po atkaklios kovos lietuvaitės turėjo pripažinti Sankt Peterburgo Spartak antrosios komandos pranašumą 71-84. Šiandien kaunietės rezultatu 55-99 nusileido turnyro favoritai Kursko Dinamo komandai, praėjusiais metais triumfavusiai Druskininkų turnyre. Laisvės treneris Andrius Kuliešius nenusimena dėl nesėkmės ir viliasi, kad Druskininkuose pavyks suformuoti būsimos komandos branduolį. Pažiūrėti, kas sugeba aikštelį. Ot kuri ką gali, kuri kaip gynasi, kuri kaip puola, kuri kaip mąsto, kovoja, kaip tot matysis, po 5 rungtynių matysis, į kurią galima pasitikėti daugiau, kurią mažiau pasitikėti. Viena ekipos naujokių Šarūnė Pavilionytė įstikinusi, kad gerai pasirodyti merginos negali, nes komanda per vėlai pradėjo ruošti sezonui ir trūksta susižaidimo. Ruošiamės daugiausia lauke, salėje dar metimų taip labai daug neatlikom, darėm kelis derinius, bandėm statyti kažkokią tai taktiką, bet dar kol kas tik pati pradžia ir dar sunku kažkaip įsilieti, kai kitos komandos jau ilgiau ruošiasi šiam turnyre ir taip sunku, kai kol kas viskas gaunasi. Anksčiau Laisvės žaidimas buvo grindžiamas patyrusiomis žaidėjomis, tačiau šį sezoną komandos sudėtis kardinaliai pasikeitė. Ekipą paliko 5 stipriausios krepšininkės, todėl jas teko pakeisti jaunomis sportininkėmis. Viskas atsimuša finansinę padėtį. Nėra rėmėjų, nėra geresnių žaidėjų. Liko vien jaunimas, pirmakursės, moksleivės kelios yra, taip jau panašiai, pirmo, antro kursų. Ne pirmas kursas. Ir jos nesusižaidė, vienas dalykas, kaip sakant, nesusiklijavę dar, tik viskas prieš akis. Druskininkuose kaunietės dar varžysi su Sankt Peterburgo Spartak pirmąją komandą ir Lenkijos merginų iki 18 metų rinktinė. Ekipos treneris viliasi, kad komandos žaidimas susistiguos iki spalio 16-osios, tai yra iki Lietuvos moterų krepšinio lygos sezono pradžios.